Galbūt per daug ir per ilgai mes kariavom. Galbūt per ilgai kartu. Hello to all the listeners and welcome to this first Lithuanian language radio show in Island Sala on 92.5 Phoenix FM. My name is Aiste and I'll be with you on air and online every 2 weeks from now on. I will bring you some facts about Lithuania in English before I switch to Lithuanian language. But for our first radio show, Sala, we would like to thank to all 92.5 Phoenix FM staff and volunteers for their help and support for making our dream to come true. Let this Irish and Lithuanian collaboration begin. This is Did You Know That? A bit of the show for English-speaking listeners, where we give you some information on our home country, Lithuania. So did you know that Lithuanian language belongs to the family of Baltic languages? Currently, there are only 2 Baltic languages spoken in the world, Lithuanian and Latvian. Did you know that Lithuanian language is written in the Latin alphabet? And did you know that Lithuanian language is often said to be the most conservative living Indo-European language? Labadiena tautiečiai! Mano vardas yra Aistė Šlajutė ir aš sveikinu Jūs prisijungus prie pirmosios lietuvių kalba radio laidos Airija Sala. Laida bus transliuojama kas antrą savaitę ketvirtadieniais 19:30 Phoenix FM radio bangomis ir internetu. Mūsų laida skirta visiems lietuviškai kalbantiems ir suprantantiems klausytojams. Mūsų programos tikslas stiprinti Lietuvos bendruomenės Airijoje veiklą ir skatinti mūsų bendruomenės integraciją į Airijos visuomenę. Tikimės, kad mūsų laida taps Jūsų sala, kurioje dalinsitės informaciją, džiaugsmais ir rūpesčiais. Su mumis galite susisiekti elektroniniu paštu aistephoenixfm@gmail.com su savo pasiūlymais ir klausimais. Saloje Jūs išgirsite pašnekesius su Airijoje gyvenančiais lietuviais. Čia suteiksime informaciją Jums rūpimais klausimais, supažindinsime su kultūriniais renginiais Airijoje ir transliuosime lietuvišką muziką. Šioje laidoje girdėsite Lietuvos ambasadorės Airijoje Rasos Adomaitinės pasveikinimą Jums. Taip pat pokalbis su lietuvių pop muzikos žvaigždėmis grupės Camp ir sužinosite apie artėjančius kultūrinius renginius Dubline. Bet pirmiausiai visiems gerai žinomas Marijonas Mikutavičius su širdžiai artimu ir neabejotinai iki skausmo savo 3 milijonų hitų. Mes norėjom nugalėt, bet aš ten buvau laimingas pergalės dainas dainavau, iškėlęs 2 pirštus į dangų laikiau, nes nugalėtojų jau niekas neteis, juos akmens nepaleis, viskas buvo seniai, tu per ilgai per ramiai gyvenai, nes aktyvus kraujas vėl atsigaus. Kaip atsigauna žolė po gero lietaus. Nesikankinė medalio, bet verta kovot lygiai galo dėl savo garbės. Pabandom iš naujo, nors esame
Ir aš 1000 kartų sakiau savo draugui, mes geri, mes galingi, mes šiandien laimėsim, jis sakė ne velnio. Ir jis 1000 kartų buvo teisus, bet geriau negyvent, negu visai netikėt. Yeah. Nenuleidžiam galvos, net jeigu mums nesiseka 9 kartus iš eilės. Ir mes ne iš tų, kur pralaimi, dar nenugalėti. Ir nebelieka jau baimės, kada viskas nurimo ir baigės. Gali mirti iš nevilties ar iš laimės, net jei žaidi tik šachmatais arba dartais. Juk būna, kad kartais lieki vienas be draugo ir jauti, jog kažkas tave saugo. Mes per vieną naktį didelį užaugom ir mes galingi iš naujo. Nesikankinam medalio, bet verta kovot lygiai galo dėl savo garbės. Pabandom iš naujo, nors esam pasauly tik 3 milijonai. Neliek savo kraujo dėl aukso, kas bus į legendą, kol nepraradom vilties. Net jeigu ir vėl, tai per klaidą netapome čempionai. Nesikankinam dėl medalio, bet verta kovot lygiai galo dėl savo garbės. Pabandom iš naujo, nors esam. Prieš kelias savaitės aš turėjau malonumą susitikti su Lietuvos ambasadore Airijoje Rasa Adomaitinė ir pasišnekučiuoti su ją apie Lietuvos Respublikos ambasados veiklą Airijoje. Taigi mūsų pokalbis su Rasa. Labą dieną visiems, esu Rasa Adomaitinė, Lietuvos Respublikos ambasadorė Airijoje. Savo darbą čia pradėjau Liepos mėnesį, todėl dar vis dažnai esu pavadinama naująja Lietuvos ambasadorė. Iš tikrųjų, tai dėl to ir malonu visiems prisistatyti. Tikiu, kad dideliam būriui šios laidos klausytojų. Tai noriu pasidžiaugti pirmiausia, kad nuo šiol tik lietuvišką žodį galėsime girdėti ir žinią girdėti radio bangomis. Iki šiol tokios galimybės neturėjome, dėl to sveikinu kūrybinę grupę įgyvendinusią tokią puikią idėją ir linkiu jums sėkmės toliau įgyvendinančią idėją. Sveikinu visus klausytojus, kurie šiandieną mus girdi ir prisijungia prie šios pirmosios lietuvių kalba radijos laidos Dubline. Tai jeigu trumpai dabar apie ambasados veiklą Airijoje, ką ambasada veikia, tai turiu pasakyti, kad ambasada pirmiausia atstovauja Lietuvą Airijoje ir palaiko oficialius politinius, ekonominius, kultūrinius ryšius su Airija ir Airijos institucijomis. Tai ambasada didina Lietuvos žinomumą Airijoje, pristato Lietuvą įvairiuose renginiuose, padeda įmonėms siekiančioms eksportuoti į Airijos rinką, siekia padidinti turistų srautus keliaujančių į Lietuvą. Nemažai dėmesio skiriame ir kultūriniam Lietuvos pristatymui, padedam organizuoti parodas, koncertus, minime įvairias istorinės sukaktis ir, kaip pavyzdžiui, reiktų paminėti neseniai vykusi Baltijos kelio 25 metinių minėjimą, kurį kartu su Airijos lietuvių bendruomenė, taip pat kolegomis Latviais, Estais rengėme čia Temple bare. Tikrai puikus gražus renginys, vienas iš tokių pažymėtinų. Taip pat neseniai minėjome istorinį Vaitkaus skrydžio 79-asias metinės Balenrope. Kitais metais ruošiamės paminėti 80-asias metinės skrydžio. Taigi tokių sukakčių kiekvienais metais būna ir ne viena. Tikiu, kad klausytojams labai aktuali ambasados konsulinė veikla, kadangi jinai nukreipta į paslaugas Lietuvos piliečiams. Tai jeigu taip trumpai pristatyti, bandysiu koncentruotai, tai Airijoje gyvena apie 50-70 tūkstančių Lietuvos piliečių. Tai ambasados konsuliniai darbuotojai, o jų turime 2 ir dar 2 jiems padedančius raštvedžius, tai jie maždaug atlieka Alytaus miesto dydžio pasų poskyrio, notarų kontoros, civilinės metrikacijos skyriaus ir dar kelių įstaigų darbus. Tai galite įsivaizduoti, koks krūvis ir iššūkis mums čia tenka.
Tai didžiausia, aišku, galbūt ir svarbiausia paslaugų dalis yra pasų išdavimas ir keitimas. Tiesiog, kad suprasti, kokie tai yra kiekiai, tai praeitais metais mes išdavėm 3000 pasų šioje įstaigoje. Tai džiaugiamės, kad sutrumpėjo pasų išdavimo laikas, anksčiau buvo 2-4 mėnesiai reikėdavo pasų laukti, kadangi pasai spausdinami Lietuvoje dėl technologijų apsaugos sistemų, tai dabar mes jau galime džiaugtis, kad pasus jau galime pakeisti per mėnesį 2 mėnesius. Kai kurie piliečiai nusprendžia, kad pasikeis pasą Lietuvoje arba tiesiog jau neturi laiko jį pas mus pasikeisti, tai jie kreipiasi į mus dėl asmens grįžimo pažymėjimo. Tai toksai laikinas 2 savaitės galiojantis dokumentas, su kuriuo žmogus gali grįžti į Lietuvą. Bet tai yra tik tai nekeliavimui Europoje, o tik grįžimui į Lietuvą. Tuo atveju jau galima pasą ar kitą dokumentą pasidaryti Lietuvoje. Kita didelė tokia paslaugų, notarinių paslaugų grupė, sakyčiau, yra konsulinių paslaugų, kurios vadinamas notarinės paslaugos. Tai jų irgi nemažą kiekį čia atliekame, praeitais metais apie 1000 notarinių paslaugų. Tai yra įvairūs įgaliojimai, parašų, nuorašų tvirtinimas. Tai iš tikrųjų nemažai žmonių kreipiasi dėl to, ką noriu pastebėti, kad konsulai tikrai turi pakankamą patirtį ir ypač tie skaičiai byloja apie tai, kad patirtis yra didelė, todėl nereikia kiekvienu atveju bandyti gauti pavyzdį notarinio dokumento Lietuvoje, reikia tiesiog žinoti tiksliai, kokius veiksmus norima atlikti ir turėti reikiamus dokumentus ir kreiptis į mus ir konsulai tikrai tą surašys ir padės žmonėms. Tai kas dar yra svarbu, kad kol kas registracija yra reikiama tik tai kreipiantis dėl pasų ir dėl notarinių veiksmų. Dėl visų kitų paslaugų teikiamų ambasadoje registruotis nereikia, o dėl pasų ir notarinių veiksmų tiesiog prašome registracijos, nes tai yra ilgiau darbui imlus procesai, užtrunka ilgiau, tam, kad eilė nesusidarytų, prašome iš anksto registruotis. Dar ambasadoje taip pat galima užsisakyti pažymas, įvairias pažymas iš Lietuvos institucijų, tai dažniausiai populiariausios tokios yra dėl teistumo, dėl gyvenamosios vietos, dėl šeimyninės padėties. Tai daugelį pažymų galima išduoti tą pačią dieną. Taigi nereikia irgi iš anksto registruotis, jeigu jums tokių paslaugų reikia. Ką dar norėčiau, naudojantis progą, priminti mūsų piliečiams, tai kad išvykstant iš Lietuvos ilgiau negu 6 mėnesiams mes rekomenduojame deklaruoti išvykimą iš Lietuvos. Tai irgi palengvina kartais mūsų darbą čia, jeigu kreipiamasi ypač dėl pasų išdavimo keitimo, tai deklaravimas yra būtinas. Taip pat rekomenduojam nepamiršti išvykstant pasikeisti vairuotojų pažymėjimo, nes ambasada šioje vietoje jau tada padėti negalės, lietuviški pažymėjimai vairuotojų keičiami Lietuvoje. Tai rekomenduojam tą pasidaryti prieš išvykstant iš Lietuvos. Yra dar tikrai nemažai įvairių paslaugų, kurios atlieka mūsų konsuliniai pareigūnai. Internetinėme puslapyje apie tai galite rasti informaciją, o jeigu tikrai poreikis bus, tai kitose galbūt laidose konsulinis pareigūnas galės padėti ir atsakyti ar į klausimus, ar smulkesnį informaciją pateikti, jeigu kam šita forma yra priimtinesnė. Tai tie galbūt apie veiklą ir, kaip minėjau, daugiausia, aišku, paminėjau konsulinės veiklos, nes klausytojai tikriausiai tai labiausiai rūpintis dalykas. Dėl renginių dar tikrai norėčiau pasakyti, kad mūsų ambasados Facebook paskyroje mes skelbėme ir apie renginius, kuriuos dalyvaujame, ir apie pagrindinius įvykius. Džiaugiamės kai kuriais dalykais, tai tuos, kurie neprisijungia dar prie mūsų ambasados Facebook paskyros, tai kviečiame tai padaryti, niekada nevėlu ir jūs tikrai žinosite apie visus įvykius reikšmingus Lietuvai ir renginius, prie kurių prisideda ambasada čia. Tai tiek gal pagrindinių žinių ir pabaigai tiesiog noriu tikrai nuoširdžiai pasidžiaugti dar kartą,
kad ši laida gyvuoja ir noriu palinkėti neišsenkamos energijos ir idėjų kūrėjams. Noriu palinkėti ilgų gyvavimo metų laidai ir vis didesnio klausytojų rato. O klausytojams linkiu išlikti ištikimiems lietuviškai laidai ir žiniai ir nepalikti mūsų. Ačiū visiems ir sėkmės iki kitų kartų. More money, more power, more sex, more hours, more fortune, more fame, more speed, more gain, more excess, more games, more of the same, more drugs, more stuff, more than enough. Always too much, never enough. Always too much, never enough. Always too much, never enough. Break it down. Always too much, never enough. Always too much, never enough. Always too much, never enough. Break it down. Fortune, fame, speed, gain, excess games, more of the same, drugs, stuff, more than enough, access, success, make it more complex, progress, stress, more to possess, ageless, ceaseless, iron out the creases, vulgar, pointless, give me more choices, always too much, never enough, always too much, never enough, always too much, never enough, break it down, always too much, never enough, always too much, never enough, always too much, never enough, break it down. Quicker, make it shiny, make it glitter. Give me more excess, not better, but the best. Make it now, make it quicker, make it shiny, make it glitter. So, how does it feel to be such a big star in Lithuania and probably not as much known in Dublin? Well, it's kind of like I feel Irish, but my home is in Lithuania now. That sums it up. So for me, it's a natural thing because I've spent half my life in Lithuania now.
You spent half your life in Lithuania. And I feel like I practically grew up there because I moved over when I was 15, and so it's more home than here, to be honest. But I have so much family here, and of course, but I don't feel Lithuanian. So it's an odd paradox because I really do feel Irish, but definitely home is Lithuanian. Lithuania. So do you come back to Dublin often then? Yeah, I come back every year or so. But the last time I was back was for my grandfather's funeral, and before that I was back last summer. So, and I think now that I have 2 boys, I am more inclined to bring them back more often because I want them to have connection as well. Yeah. So I started buying books on Celtic mythology and stuff like that. Brilliant. Yeah, to get them into. Yeah, okay, so you come back time to time anyway in Dublin. How does it feel to be back now and play actually a gig in love Dublin? playing in Dublin. I love being in Dublin, and because I love the music scene, I love the city, I love the energy. Like, this is a city that's really, really cool for musicians. Like, now we had Vitas' first time in Dublin. Okay. And Polis' first time, our bassist, and Aista, also our manager. She saw Dublin for like 5 hours in an airport or something. So technically it's our first time. And it was like, we went last night for Culture Night, and we went all around. And their reaction was really interesting because they really were like, wow, because we went to, a random pub in Temple Bar, like a little pub, and the guy playing was pretty good singer, and the buskers are really good. Like, there's pretty good standards, so I think it's a nice thing to see musicians that are as good as them appreciate what we have on the streets. And when you left Dublin, you said you were 15. Yeah. And No, when I left Ireland, I was 12. I went to Africa first. Oh, right. Okay, you were 12. Yeah. And can you remember were the many Lithuanians living in Ireland at the time? No. Did you have any Lithuanians in your neighborhood? Or No, friends? No. I had, when I was growing up, my best friends were a South African family who lived a couple of doors down, but there was no real, I didn't know anyone from from Baltics, no. But we did learn about the Baltics and their independence in school, yeah. But no. And how do you feel with the crowd today and the welcoming? Did you expect more or less people, or how do you feel to be on the stage in your own town? I don't know, it was brilliant. It was just, the crowd is always really welcoming. They really, it's a really good feeling to be able to play your own songs and have people sing along and know the words. This is the best thing, because you wrote the songs, they like them. That's why you do what you do. And can you send any message to Lithuanian listeners? It's saying some sort of banal wishes is like a bit, have the time, whatever. No, but I see a lot of people, like, now there's one of the organizers, for example, he's been here 7 years, and he was saying today that he wants to go back in a couple of years because his daughter's 3. Okay. So he has a bit of time because he wants her to go to school there. And he was just thinking, I'm really looking forward to going back. But at the same time, I'm a little bit worried because, when you live somewhere else, your mentality a little bit changes and stuff. But I think that it's only more enriching to people when they see more of the world and learn more about other cultures and other people, and then they come back. And then the country itself benefits enormously from having a more worldwide perspective. Thanks, Erica. I think it was a pleasure talking to you. Norėjau paklausti, kaip jums Dublinas, apskritai kaip miestas, kaip Dublinas, kaip žmonės. Dublinas, miestas, kuris turbūt nemiega, nežinau. Toks įspūdis, kad čia, muzikos kažkur meka, taip, kur kiekvienam bare vyksta gyvi pasirodymai ir tikrai smagu būti, iš tikrųjų, toks muzikantam, tai čia tikrai yra į ką pažiūrėti ir ko pasimokyti. To atsipalaidavimo, grojimo gatvėse, sakysim. O kaip apie šitą vakarą, kaip koncertas, kokie įspūdžiai, kokie Dublino lietuviai? Šiaip geras, žinau. Mes atidavėm savo ir publiką. Kažkaip tą galbūt jaučia ir publika buvo gera. Bent jau po koncertų, tai kažkaip gerų atsiliepimų daug buvo.
O kokie jūsų grupės planai? Ar dabar darbate prie kažkokių albumų, ar daugiau koncertuojate? Jo, mes šiaip taip planuojam išleisti albumą, tik neaišku, dar kada iš tikrųjų, nes tie įrašai taip galbūt lėčiau vyksta negu norėtųsi. Dar buvo ten tokia istorija, kad kompiuteris dingo su medžiaga, jau daug medžiagos buvo įrašyti, tai viską per naujo reikia įrašinėti, tai po truputį, bet įrašinėjom iš tikrųjų, tai dabar taip jau suaktyvėjom paskutiniu metu, tai ir koncertuojam. Kiek žinau, jūs rytoj važiuojate į Londoną? Jo, stoju garaže. Garaže. Super. O dažnai apsilanko Dubline? Kažkada buvo laikas, kai dažniau būdavo, ir su Viktoru gyveno čionais su įrašais ir taip toliau dirbom, mes ir atvažinėdavom, aš atvažinėdavau pakoncertuoti, tai būdavo ganėtinai dažnai, bet čia prieš gerą laiką. Tai 10 metų. Jo. 2002 mes čia gyvename. Tai va, tai nedažnai. Bet, visą laiką yra priklauso nuo kvietimo, tai kviečia ir yra organizatoriai, kurie, aišku, irgi aukojasi tam tikrą prasme ir vis tiek, nes mes nevažinėjom su tam kompaktais fonogramos, atvažiuojam su grupė, su muzikantas, tai aišku, yra galbūt ir organizatoriam didesnė rizika, kad reiks surinkti žmonių ir taip toliau, nes tai daugiau ir kainuoja, tai labai sveikinti, kad yra tokių organizatorių. Kaip Dublinas tau, kaip šiandien koncertas tavai? Kokie įspūdžiai? Aš čia daug laiko praleidęs, tai aš čia taip vaikštau gatvėmis, viską žinau, kur eiti, viską, kaip čia. Šiek tiek pasikeitęs miestas nuo 2002-2003 metų, ketvirtų, nežinau, kada čia buvom. Bet geras jausmas čia sugrįžti, aš nežinau, kada mes čia paskutinį kartą grojom, 9-ais, man atrodo, metais. 10 metų, 2-4. Kai mes grojom, o jūs po to dar grojom? Su LT United kažkada čia suskėm. Su LT United, 9-ais, man atrodo, kažkada, ar 8-ais, neprisimenu, bet visą laiką malonu čia sugrįžti, man tai, o išeivijos lietuviams groti irgi visą laiką malonu, nes grojam iš tikrųjų dainas, kurios mums ganėtinai atsibodusios yra, kurias mes stengiamės vengti, bet kai išvažiuoji būtent į Londoną, į Dubliną kažkur, ten į Ameriką ir taip, žinai, kad žmonės būtent tų dainų nori, tai ir labai malonu jas groti. Tai bandėm ne per daug naujienų čia įkišti žmonėms. Ir kokie atsiliepimai iš minios, kaip buvo reakcija, kaip jom jautėsi? Man tai labai patiko koncertas, žmonės tikrai gerai priėmė. Ar grįšit į Dubliną dar? Jeigu tik kvies, tai aišku, mes tai visada grįšim. Tai mes jūs lauksim tada Dubline. Ir ačiū. O dabar, kaip žadėta, pristatysiu kelis kultūrinius renginius Dubline. Domino teatras su spektakliu Striptizo ereliai apsilankys Dubline vasario 22 dieną Tivoli teatre. Daugiau informacijos rasite Domino teatras Facebooko puslapyje. Taip pat humoro klubas grįžta į Dubliną su dar čia nerodyta programa apie tiltus. Renginys vyks kovo 1 dieną. Daugiau informacijos rasite www.airija.ie. Taigi ačiū visiems, kas klausėtės ir prisijungėte prie pirmosios lietuvių kalba Airijoje radijo laidos Sala. Jūs laukiame už 2 savaičių tuo pačiu laiku, ketvirtadienį 19:30 Phoenix radijo bangomis arba internetu. Ačiū, kad klausėtės.